Sveikos merginos, štaigi aš pagaliau grįžusi namo po atostogų ir pilna visokiausių idėjų apie tai, kokius filmukus dabar jums reikia sukurti. Ir šiandien čia aš pradėsiu tokių kaip mini 3 serijų filmuką, kurios siejasi su mano praėjusiomis atostogomis, kas kodėl ir kaip netrukus sužinosite. Ir būtent šitas filmukas yra toks kaip pirmasis įžanginis, nes dar būdama Turkijoje sulaukiu nemažai iš jūsų klausimų, per kur mes pirkom kelionę, kokią valiutą vežėmės, ar ten yra saugu, kaip apsipirkinėjame ir panašiai. Tai čia ir dabar, manau, pakalbėsiu apie pačią fainiausią temą, tai yra apsipirkinėjimą, nes tame yra nemažai subtilybių ir mes po 4 metų atostogų Turkijoje jaučiamės, kad, tokia truputėlį patirtį apie tą kraštą ir apsipirkinėjimą ten sukaupėme. Ir aš šiandien noriu pamėginti su jumis pasidalinti tuom, ką mes esame patyrę, kad, galbūt jums pavyks neužlipti ant to pačio grėblio. Ir kalbant apie tos grėblius, manau, pats svarbiausias ir baisiausias grėblys, koks gali nutikti, tai nuvažiuoti į Turkiją su neteisinga valiuta. Ir aš tikrai žinau, kad yra tokia susidariusi, vyruojanti nuomonė, kad Turkija tai doleris, bet, sakau, mes ant šito grėblio užlipom ir žinokit, tai yra netiesa. Valiuta priklauso nuo to, į kokį regioną jūs važiuojate. Nes kaip pirmaisiais metais mes buvome Antalijoje, Kemere, buvo viskas ok, tai buvo doleris, tačiau kai antraisiais metais pajudėjome dešiniau į Sidę, vėl nuvažiavome su savo doleriais ir, buvo nelabai gerai. Tekdavo pakankamai stipriai ar dėrėtis, arba išleisti daugiau negu mes norėjome vien dėl to, kad Sidė, kaip pats regionas, kurortinis toks kraštas, jisai yra orientuotas į Europą. Ir Sidėje yra labai daug vokiečių, prancūzų, čekų, belgų, ta prasme, tai yra daugiau toksai europinis kraštas, kuriame vyruoja vokiečiai ir dėl to visos iškabos, skelbimai ir panašiai yra vokiečių kalba. Ir be abejo, dėl to valiuta irgi yra euras. Visos kainos ten yra eurais ir panašiai. Ir mes, kai ten važiavom tais pirmais metais su doleriais savo, tai turėjom tokį grėblį, kad mums neturėjo grąžos atgal doleriais. Tai duodavo lyras. Tai kur jas dėti? Tai aišku, nesinorėdavo, kaip jau sakiau, tų lyrų imti ir reikėdavo arba labai dėrėtis, arba mokėti daugiau vien tam, kad neprisikišti tas pilnas kišenės lyrų, kurias nesuprasi, kur paskui dėti. Ir dar kalbant apie pačią valiutą, tikrai nesiveškite jokių stambių kupiūrų, nes tie smailianosiai, matydami, kas pas jūs yra piniginėje, jums tikrai gali pasakyti visai kitokią kainą negu tam kitam, kuris piniginę laiko griežtai už nugaros ir sako, haha, atspėk, kiek aš turiu. Pavyzdžiui, mes šio atostogų metu stambiausią kupiūrą vežėmės 20-inę. Tiesiog. Ir mums tikrai nebuvo nuo to blogai, kad tam reikėjo kažkaip tiesiog 20-inėmis ir viskas. Nes tuo metu ir išeidamas į miestą, ten po tos apsipirkinėjimus visus pasižiūrinėti, ir tu ir neišleidi tų pinigų, ir nepameti daug, jeigu ką vienu metu. Tiesiog. Taip pat patarčiau turėti nemažai smulkių monetomis stalo, nes jos irgi labai greitai ištirpsta, nes tai norisi kažkam tais arbatpinigį palikti. Nes taip tai yra dar vienas, toks kaip ir gandas, kad ten visi reikalauja arbatpinigių ir iš tikrųjų jie labai stengiasi dėl tų arbatpinigių ir tikrai galima pamatyti žmogų, kuris, dirba dėl jų. Ir, tokiam žmogui negaila palikti ten eurą ar 2. Tai tie smulkus yra gerai, smulkus yra geri, lygiai taip pat jau, pavyzdžiui, oro uoste norisi iš automatų tiesiog nusipirkti vandens, atsigerti ir panašiai. Nes kelionėje, būna visko ir užkas labai greit norisi ir vandens, tai jo, apie valiutą tiek. Štai tokie dalykai dėl valiutos. Ir jeigu jūs ruošitės keliauti į tokį regioną, kurio aš nepaminėjau, pavyzdžiui, Marmaris, ir nežinote, nesate tikras dėl valiutos, nes aš čia dabar jūs taip subalamutinau, liaudiškai tariant, tai pasiklauskite tikslesnės informacijos savo kelionių agentūroje. Aš net nebijoju, ko jums tokią informaciją suteiks, net jeigu negalės pasakyti tiksliai, tai bent jau pasiklauskite, kokie būtent žmonės dažniausiai renkasi tą kraštą, nes jau, kaip sakiau, visas mikroklimatas bus pritaikytas būtent tai šaliai, kurių turistų yra daugiausiai. Mes visus 4 metus savo kelionę pirkomės per kelionių agentūrą Dika kelionės
Ir nuorodą paliksiu aprašymę, jeigu jūs norėtumėt pasižiūrėti. Iš tikrųjų, mums visus šiuos metus jie pasiūlė pačią geriausią kainą, mes dėl smalsumų žiūrėjom kitas agentūras, bet geriau už juos neradome. Ir pats nuostabiausias žmogus šioje agentūroje yra jos vadovė Daiva, kuri atrodo tave kiaurai permato, žino, ką tau reikia iš puikių atostogų ir rekomenduoja pačius geriausius viešbučius atsižvelgdama į tavo biudžetą. Tai va, iš visų tų viešbučių kainų mums yra pasiūlius, ką mes esame išmėginę, tai nei vienas mūsų nenuvylė. Ir patikėkit, tai yra tikrai žmogus su puikia nuojauta, kuris labai gerai išmano savo darbą. Nu ką, greičiausiai jau gana tų plepalų ir metas prieiti prie pačių pirkinių, ką čia Inga prisipirko, nes intro buvo ilgas. Na, pats svarbiausias dalykas apsipirkėjai be abejo yra kaina. Ir būtent čia noriu pasakyti tai, kad turkų prekeivis sprendžia, kokią kainą jums pasakyti už tą daiktą, atsižvelgiant į tai, kaip jūs esate apsirengęs, ar jis mato jūsų piniginę ar ne, ir iš kokio viešbučio jūs esate. Taigi tam, kad jūs turėtumėte šansą dėrėtis dėl daikto kainos, visus tuos 3 aspektus reikia maždaug pasiekti, kas be abejo rengtis kuo paprasčiau, nedemonstruoti, nerodyti savo piniginės ir dar kažką tai brangių kažkokių papuošalų ar panašiai, nes nereikia to. Ir kaip paslėpti viešbutį, tai kaip žinote, viešbučiai visą laiką duoda tos tokias plasmasinės apyrankės, tai mes ką darom, mes tiesiog tą apyrankę apsukam ir jeigu tai yra kažkoks didesnis kurortinis miestelis kaip Sidė, jie vien tik iš spalvos realiai nelabai žino, nes ir viešbučiai būna keičia spalvas tų juostelių. Ir jo, tai tiesiog apsukite tą juostelę ir tuomet užrašas bus viduj, jūsų viešbučio viduje tai tikrai nebus jokių problemų dėl to, o išorė už viešbučio ribų, tai jūs jiems tikrai nepadarysite paslaugos, parodydami, iš kokio prabangus viešbučio jūs atvykote. Nes ir šiuo atostogų metu, derantis dėl vieno daikto, paklausius tiesiog, kiek jisai kainuoja, mums buvo atsakyta, iš kokio jūs viešbučio. Taigi, tai tikrai turi reikšmės. Va, toliau, Turkija yra tokios didelės gatvės kaip alėjos, tokių kioskelių, parduotuvėlių ir panašiai, ten jos dažniausiai tęsiasi kilometrą 2-3 prie Sidės. Man atrodo, ten dar su tokiais bazaro angarais. Ten galima gal sakyti, kokie yra 3-4 kilometrai tokių parduotuvėlių. Tai tikrai nemažai. Ir vien dėl to mes laikomės taisyklės, kad pirmą dieną nieko neperkam, nes tiesiog reikia viską normaliai apeiti ir apsižiūrėti. Nes vienas daiktas pas vieną turką vėlgi gali kainuoti 10, pas kitą 7. Tai dar per metus jūs nuo 10 tikriausiai iki 7 nusiderėsit, bet nuo 7 dar iki 5 galima nusiderėti. Tai va, tai dėl to iš tikrųjų reikia labai gerai apeiti, apsižiūrėti viską ir neapsigauti. Ir aš dėl to čia taip sužaibavau akimis sakydama, kad mes laikome šios taisyklės, nes iš 4 metų Turkijoje mes, tai yra aš, 2 kartus šią taisyklę pažeidžiu. Pirmas dienas buvo visai nieko, pačiais pirmaisiais mūsų atostogų metais, kuomet vykome į Kemero regioną, į Čamimo miestelį. Ir dėl to aš gavau pravardę iš Gytauto Bliudbaba. Nes pačiais pirmaisiais metais, pačią pirmą dieną, jūs pažiūrėkite kokį grožį aš įsigijau. Ir kainavo jisai nepigiai, 70 litų. Nusidėrėjau nuo 150 litų, litai sakau, nes tuo metu dar litai buvo. Tai va, ir tik kai nusipirkau, kitom dienom pradėjau vaikščioti po tas kitas gatveles, einu ir žiūriu, galvoju, blemba, po 30 litų tam tie puodai tokie panašus, nu, vėpla, nu, žioplė, nu, kam reikėjo taip paskubėti. Bet iš tikrųjų, aš būdama aš, nepasikuklinau ir nuėjau tam turkui akių išdraskyti, kodėl tu man taip brangiai pardavėti, duok pinigus atgal. Ir iš tikrųjų jis man įrodė tai, kad tai yra originalus daiktas. Ir tiesą pasakius, per visus 4 metus nieko tokio panašaus aš nesu mačiusi. Esu mačiusi panašių versijų, pigesnių versijų, bet kuo šis yra ypatingas, tai tuom, kad dauguma jų dubenų yra visiškai lygių paviršių, čia jis yra dantytas, čia yra spalvotas. Vidus, kaip matote, labai margas ir kiekvienas, kaip čia pasakius, gėlytės, burbuliukas, visas raštas yra iškilęs, jisai nėra toksai lygus. Pavyzdžiui, Sidėj mačiau tokių
dubenų su kitais iškilimais, bet ten buvo dvispalvyje. O čia, kaip matote, jis yra labai margas, labai gražus. Ir dar taip pat vertės, kas dadeda, tai štai išorė, nes irgi labai daug kur ir dažnai būna, čia tiesiog lygų, viena spalva ir viskas, o čia irgi yra labai spalvota, labai gražus, su visais iškilimais ir raštais. Na, aš iš tikrųjų, čia dar ant dugno parašyta Handmade Tuana. Nežinau, ar čia vardas, ar dirbtuvės, ar kažkas tais, bet kad ir toks pirmas sulaužimas, taisyklės, nieko nepirkti pirmą dieną, aš manau, jis yra visai pavykęs ir aš džiaugiuosi. Taip, ir tai tikriausiai yra vienintelis dalykas, daiktas, ką aš noriu jums parodyti iš ankstesnių metų, visi kiti daiktai yra įsigyti šiemet. Ir šiemet aš sulaužiau tą taisyklę vėlgi. Šį kartą nemanau, kad man taip labai pasisekė kaip su tuo dubeniu. Bet aš važiuodama į Turkiją žinojau, kad aš noriu džemperio naujo. Tiesiog. Galvojau, ten ką nors įdomaus išsirinksiu ir būtent štai čia yra toksai džemperis, romai, šviesus, pilkas, vidus toksai sausau. Nėra itin prabangus. Džemperis yra iš tų brandinių. Ši kompanija, firma, brandas labai populiarus yra Vokietijoje, nes tas kraštas į vokiečius orientuotas, tai ir visos padielkos į vokiečius orientuotos. Tai va, tai yra Naketano kompanijos dublikatas, džemperis toksai. Ir šiaip pats kaip iš kokybės, iš medžiagos jisai tikrai visai nieko jaučiasi, aš manau, jį tikrai sunešiosiu. Tik va, su kainos prasme, man atrodo, aš už jį sumokėjau, nusidrėjau nuo 40 iki 25, bet, nežinau. Manau, būtų tada galima ir geriau ir pigiau, nes, kitose punktuose jau nesinervavau ir nesidėrėjau, bet tiesiog manau, kad būtų buvę galima gauti pigiau, o jeigu ne pigiau, tai kitose vietose mačiau lygiai tokį patį išorę, tačiau vidus buvo kiek gražesnis, toks tvarkingesnis juodas, dėl to, kaip, pavyzdžiui, čia yra matos ar ne visos tusiulės, tai tusiulė visi matė. Tai jo, toks mano pirmosios dienos blynas, džemperiukas, kuris, fainas, jo, sunešiosiu, bet ar didžiuosi šios atpirkiu ir taip nelabai. Toliau jau tada kelias dienas tiesiog šiaip važinėjome, žvalginėjomės ir kaip atkelinti metai esu jau pastebėjusi vieną dalyką, kad nežinau kodėl ir kaip, bet ten nuolat kinta kainos. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, atvažiavote 10 dienų atostogom, taip kaip mes atvažiuojam, dažniausiai, pavyzdžiui, būna ten kokios nors, pavyzdžiui, kas lengviausia neskaičiuojama. 5 eurai už 5 ten truskėlius, kalnaitės ar ten kažką tais, tai visą laiką atostogų pabaigoje tie patys 5 jau kainuoja 4 eurus. Nežinau kodėl, bet visą laiką ten kainos persiverčia, visą laiką vyksta, prasideda kažkokie išpardavimai ir panašiai. Kaip kad paskutinį dieną mes užėjome į vieną parduotuvėlę, kuri kurios buvo iškaba Alegebot pavjūrų. Alegebot, kaip suprantu, iš vokiečių kalbos reiškia išpardavimas ar viskas, ar seilas ir ne 5, 10 eurų. Ir būtent 10 eurų man kainavo štai tokia rankinė. Ir būtent toks stilius, ar ne, kaip ir šiuo metu yra labai populiarus, buvo tokia ir šviesi balta, bet kažkaip gal juoda geriau. Ir ant mano štai čia viršaus yra be abejo lūpdažis raudonas, nes tai klasika su sparniukais, nes gražios moterys yra visos angeliukai, nėra vėliučiai, tik angelai. Ir tada ryškios gražios lūpos su užrašu flawless, nes toks yra mūsų tikslas ir bent mes tokius esam, ar ne? Flawless. Tai va, nepaisant šitų blizgių dekoracijų, tai yra tiesiog paprasta rankinė, ar ne, su ilga rankena. Viduje čia irgi nieko tokio ypatingo nėra, kad tai būtų kažkoks super duper kokybiškas daiktas, ar tai, ne, bet, tiesiog tai yra paprastas, ar ne, toksai rankinukas, kuris šiuo metu yra į temą, į madą ir jisai puikiai savo spės atidirbti iki tiesiog nusidėvės ir bus išvis. Toliau pakalbėkim apie tai, ką aš pamačiau ir įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio. Ir visas likusias atostogas jau vaikščiau, galvojau, brangu, dar kažką, tai gal nusidėrėti ir panašiai, bet tiesiog meilė iš pirmo žvilgsnio, be abejo kalba yra apie batus, bet jūs tik pažiūrėkit. Irgi šiuo metu, ar ne, mados klyksmas,
blizgantis bateliai, sportbačiai. Bet šitie mane sužavėjo tuom, kad tai yra toks kaip ir įdomesnis modelis, raštas, marginimas, be abejo, kad yra blizgus, yra odiniai, tokie planyčiai, tokie lengvučiai, kad, atrodo, pasikom per pievą bėgioji. Tai, super, aš sakau, tiesiog pamačiau ir galvojau, kad man reikia jų. Tiesiog man reikia jų savo gyvenime. Taip, iš tų batų pirkimo dar galiu ir anekdotą papasakoti, nes aš pasiėmiau batų iš to, susiradau savo dydį pati, prie veidrodžio matuotis. Prieina prie manęs turkas prekeivis ir klausia, a ты знаешь, сколько они стоят? Kas taip galvoja yra labai keista, nes jie niekada taip nekalba. Ta prasme, dažniausiai klausimą, kiek kainuoja, jie atsako, o kiek tu mokėsi. Jie dabar gudrauja. Bet aš jau iš ankstesnio karto, kada prieš tai juos matavus ir žinau, kiek jie prašė prieš tai ir tiesiog apsimečiau, kad nežinau kiek. Sako 70. Kaip prieš tai sakė 55. Melagija. Jie žinokit melagija. Tai... Jo, ir aš jam tada sakau, prieš tai sakė 50. Ir, jau čia buvai, jo, tai ten kažkaip tais, bet iš tikrųjų už tuos batukus, aš žinokit, ir sumokėjau 50 eurų. Dėrybos sėnėjo, nieko jie man nenuleido. Aš juos taip įsimylėjau, kad man tiesiog jų reikėjo ir, 50, tai tik to 50. Aš turiu savo batukus. Taigi, dar vienas metas istorijai, kad vieną dieną atostogų metu mes sugalvojome nuvažiuoti į greta esantį dar didesnį miestelį, Managvatas jis vadinasi, ir ten vykstantį pirmadienis ketvirtadieniais turkų, kuris ten turėjo būti labai didelis, labai geras, ir mes ten galvojom, kadangi dar didesnis turkus, dar didesnė konkurencija, tai būtų dar kiaulė ir panašiai. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mūsų įspūdžiai apie tą bazarą, kad tai buvo visiškas laiko švaistymas. Visiškas. Nes ten jisai užėmė taip didžiulę teritoriją, bet kas 5 kioskas tas pats. Kainos, tos pačios kaip ten prie viešbučių ir tikrai važiuoti dėl to, nevertėjo ir, nieko gero. Iš tikrųjų. Tai va, bet nutiko keli geri dalykai. Mūsų toje kelionėje į Managvatą vienas iš jų tai, kad pagaliau šiemet man pavyko įgyvendinti savo svajonę, kaip kad prisipirkti Turkijoje kosmetikos ir padaryti makiažą su turkišku kosmetika. Kadangi be abejo natūralu, kad mes turėsime visą atskirą filmuką, ar ne, detalį pažiūrėti, kągi aš čia prisipirkau ir koks tas makiažas gavosi ir panašiai. Tai dabar noriu tik labai trumpai jums parodyti tam, kad jūs suintriguoti. Ir noriu pasakyti, kad šių priemonių makiažo filmuką jūs pamatysite pirmadienį. Tai nepamirškite pirmadienį grįžti mano kanalą arba užsiprenumeruoti, kad YouTube'as jums primintų. Taigi makiažą aš turiu 2 pudras, ne pudras, 1 pudrą. Štai tokią kitą BB kremą, taip pat tušą, antakų pieštuką, priklijuojamas blakstienas, taip pat turiu 2 alekailiai blizgius, pažiūrėsime kaip jie. Ir tai, kas mane privertė atkreipti dėmesį ir pamatyti tą stendą, tai buvo būtent šitie įpakavimai, kurie, pripažinkim, iš tikrųjų labai primena The Balm. Ir aš čia yra šešėlių paletė, aš pamėginsiu jums greit ją atidaryti ir parodyti. Paėmiau paskutinę. Ir jo. Štai kaip jinai atrodo. Labai, tikrai, įspūdis pirmas neblogas, kiek teko čiupinėti, sužavėti pakankamai. Taigi, kokios yra kompanijos, kiek visą tai kainavo ir panašiai, ir kaip man seksis su šiomis priemonėmis pasidažyti, jau kaip minėjau, matysite pirmadienį. Dar taip pat turiu prisipažinti, kad ir kokie mes esam patyrę apsipirkinėjime Turkijoje, kiekvienais metais mes vis apsišaunam. Ant kažkurio vieno dalyko paslystam ir, tai pagalvoju, kad gal geriau nereikėjo, bet whatever. Ir šiemet iš tikrųjų mes apsišovėme ant kvepalų, nes per kelias vietas ėjome, ten uostinėjomės, ten purškė ant mūsų ir atrodė tikrai gerai laikos ir panašiai. Ir ten rodė tuos visus lipdukus, žinot, ir kad čia original from Dubai, no taxes. Suprantat, jie žino, ką ir kaip pakalbėti, jie žino. Ir jo, taip išėjo, kad už 45 eurus įsigijome 3 maksimalaus dydžio tepalus.
iš kurių 2 moteriški man ir 1 Vytautui. Ir aš ką būtent išsirinkau, tai būtų Karolinos Herreros batuką Good Girl ir savo visų laikų mėgstamiausius kvepalus, tai būtų Flower Bomb. Ir Vytautas pasiėmė Invictusą didelį, apie kurį irgi tikrai net nebijoju, jūs žinote. Ir laikosi gal šitie kokių iš tikrųjų, nu tai plius minus normaliai, bet dėl ko sakau, kad jie tikrai nėra originalai, tai iš to įspūdžio, kai paėmiau buteliuką, nes aš labai stipriai abejoju, ar Carolina Herrera leistų tokiam buteliukui išeiti iš savo fabriko į prekybą. Nu, aš tikrai abejoju. Tiek kalbant apie Flower Bomb, čia ta priekinė etiketė tokia, nu, kvepia padėlka, tiesiog. Kvepia padėlka, nu, bet kokiu atveju aš manau mes juos išnaudosim, nes 45 už 3, čia po 15 eurų. Ne, po 15, nusišneku. Ne, po 15. Na, žodžiu, apsimetam, kad tai niekada neįvyko, jūs to niekada nematė, niekada to negirdėjot ir pačios ant šito kabliuko nepasimausit. Ir kągi, kai atostogos atėjo į pabaigą, be abejo, metas pradėti galvoti apie lauktuves ir dažniausiai mes lauktuvę vežam 4 dalykus, kurie yra kaip ir simboliai Turkijos ir iš tikrųjų yra pakankamai neblogai ir kokybiški ir juos yra malonu gauti kaip lauktuves. 3 variantus iš 4 aš čia turiu su savimi ir be abejo turkiška arbata. Sidi yra Granatų regionas, tai ten, na, granatos arbata yra toksai kaip simbolis, bet mes jau buvom ją vežę, tai šį kartą paėmėm Black Mulberry. Geromis? Ir ši arbata yra, nu, tokių kaip ir miltelių pavidalų, ir jinai yra pakankamai saldoka ir ją galima gerti tiek karštą, tiek šaltą. Na, iš tikrųjų, tokia nebloga, saldi arbata, kad ir dabar vasaros metu atsigyvinti, tai, na, tikrai puikus dalykas ir mokėjome mes už ją 2-3 eurus. Neatsimenu tiksliai. Taip, toliau be abejo reikia pakalbėti apie lukumą, tai yra tradicinius turkiškus saldainius. Būtent štai šitie yra rožių skonio, nes žmogus prašė būtent tokio skonio, tai yra jo mėgstamiausias ir mes būtent tokius jam ir paėmėm. Šitos dėžutės būna 2 skirtingų svorių, 150 gramų ir 350 gramų, atitinkamai kainos būna tokios, na, nestabilios, šokinėjančios ir paprastai euras. Tikrai už šitą dėžutę, kuri yra 150 daugiau euro, tai tikrai ne, jokių būdų nemokėkite. Kur yra, kaip sakiau, didesnės dėžutės 350, nu, gali būti 2 eurų, bet tikrai daugiau kaip 2 eurų, nu, nemokėčiau, nes paėjus už kampo garantuotai kas nors kitas atiduotų už tokią. Taip, ir paskutinės lauktuvės, kurias parežėm kitiems, bet iš tikrųjų mums patiems labai patiko, tai čia yra mūsų nelis, kurį mes parsivežėm patys savo ir jau gerokai apvalgėm. Ir tai yra turkiška halva, turkiškai ruošta halva, pistacijų skonio. Ir anksčiau esame ten buvę valgyti halvų, bet jos nelabai mane žavėjo, nežinau, kodėl ta tokia tradicinė, žinau, tokia gabalas, nu tiesiog kažkaip nekabino. Bet šita halva, jinai yra siūlų pavidalu ir jinai nėra nei tokia saldi, nei kažkaip tais, na, nežinau net kaip paaiškinti, bet tai yra štai tokie siūlai, kurie yra pelent kaip skanus. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šitą dėžutę sugebėjo ištempti iki šito filmuko filmavimo, nes aš šitą iš viseniai visą būčiau prarijus. Taip pat kalbant apie šito skanumyno kainą, tai daugumoje vietų už šitą dėžutę, kuri yra 250 gramų, prašė 5 eurų. Mes nusipirkom, ta prasme, ten kur mes priėjom, prašė 3 eurų už dėžutę, pirkom 3, atidavė už 8. Tai kaip ir manau, labai geras dylas buvo. Gal net reikėjo daugiau pasimti, bet iš tikrųjų šiandien mumis labai spaudė bagažas. Gal dėl to, kad prisirinkom labai daug pripučiamų čiužinių, žaislų, aitvarų. Įnevežėsi drabužius filmuoti. Taigi jūsų laukia lookbookas iš Kamelijos viešbučio. Jo, ir gavosi labai daug bagažo, tai iš tikrųjų čia yra visi mūsų pirkiniai, nu, visi mano pirkiniai. Nes daugiau jų tiesiog nebuvo kaip ką ir besutalpinti. Jo, o Gytautas, ką pamiršau, taip, Gytautas, dar vienas tas dalykas, antras iš mano gvato, kuris buvo geras, tai
begrįždami iš to bazaro į sustojimą, mes pamatėme tokių parduotuvę, kur LCI Waikiki vadinasi. Ir užėjome tą parduotuvę atsivėsinti, nes buvo žiauriai karšta ten. Ten buvo žiauriai karšta. Ir pati parduotuvė, 4 aukštai, išvaizda, stilius, labai panašu į H&M. Jeigu nežinotum, kad esi Turkijoje ir kad tai yra kažkokia Waikiki parduotuvė, tai tikrai galvotum, kad H&M. Mūsų iš tikrųjų iš pradžių pritrenkė žmonių kiekis ir parduotuvės lygio siaubimas, nes man atrodo, pas mus parduotuvės taip siaučia tik tais per jaunam dienas ir tai dar jeigu jaunam su tokia labai gera nuolaida, nes žmonių buvo belenkiek. Įsivaizduokit, jeigu tas karutis, kur po Maximą važinėjęs ar ne, ir tą maistą kraunas, tai žmonės šitaip rūbus vežė. Ten, belenkai siaubė tą parduotuvę ir mes kai pradėjome eiti per lentyną, žiūrėti tuos drabužius ir kainas, tai taip galvojam, reikia čia važiuoti su tuščiu lagaminu. Taigi, mano nuoširdus patarimas jums, jeigu važiuojate į Turkiją ir galvojate apsipirkinėti ten rūbų, jokių būdų to nedarykite tuose jų bazaruose ar prekybos vietose, nes nesąmonė, konkrečiai nesąmonė. Ten, jeigu norite ten Dolce & Gabbana treningo už 20 €, tai turkiškas bazaras pati tą vietą tam gauti, bet jeigu norite tiesiog rūbų, nebrangių, kokybiškų, sezonai, tokių rūbų, kur H&M nerandam, nes, kokybė labai panaši buvo. Tai surasti jų vietinės tekstilės rūbų parduotuvės būtų labai geras dalykas, nes dėl ko turkams taip gerai sekasi su tom padielkom ir jų prekyba, dėl to, kad jie yra labai stipri šalis ant tekstilės ir jie turi iš tikrųjų labai, apskritai, mane labai nustebino tai, kad kiek jie daug turi visokių įdomių rūbų, rankinių, batų, dizainerių patys savo šalyje ir man buvo taip gaila, kad taip sunku rasti juos, tuos jų vienetinius dizainerių originalius daiktus. Iš tikrųjų, depresija. Galėtų tiem turistam pasiūlyti ir kažką tais daugiau be Hugo Boss, Armani, Adidas treningų ir aš manau, pačiai šaliai greičiausiai būtų geriau. Jo, bet vėl aš išsiplėčiau, vėl nuklydau, tai jo, apie tos pačius rūbus ir panašiai. Dėl ko reikia važiuoti su tuščiu lagaminu, tai kad įsivaizduokite, užeinate į H&M, tik atvežta nauja kolekcija, ne viskas baltom kainom, nėra jokių akcijų, išpardavimų. Ir maždaug aš turiu įsivaizduoti, kokios ten tenais kainos, ar ne, tam kelnes, pavyzdžiui, Gytulas kaip pirkosi 40-50 €, ar ne, maikutė ten nuo 10 iki 15 €, švarka vyriškas iki ten 150 €, toks paprastesnis, sakau, H&M lygis, ne? Tai jo, pas mus, man atrodo, labai daug stipriai neturėčiau klysti nuo tikrų šios dienos H&M kainų, o LCI Waikiki kainos yra paženklintos lygiai tais pačiais skaičiukais, kaip pas mus eurais, bet ten doleriais, kas reiškia, kad reikia viską dalinti iš 4. Tai įsivaizduokite, 150 € švarkas dalinam iš 4, čia 40 €. Kelnes, kiek ten 50 €, ar ne, dalinam iš 4, 12 €. Maikutė, ten Gytutas irgi nusipirko vieną labai gražią, 12 €, ten dalinam iš 4, 3 €. Tai prasme, mes buvom šalia. Ir Gytutas, nežinau, vis dar vaikšto po namus ir svaigsta, kaip reikia tam varyti, apsipirkinėti rūbų, nes, kainų skirtumas, tai kažkas nerealaus. Taip, dabar žiūriu savo stalą ir galvoju, ar dar kažko nepamiršau. Bet garantuotai tikriausiai pamiršau. Bet kokiu atveju, jeigu jums patiko šis filmukas, buvo įdomus, sužinojote kažką tais naujo ir įdomaus apie Turkiją, nepamirškite įvertinti jo laikų ir jeigu jums yra smalsu, ruošitės ten keliauti, norite kažką daugiau sužinoti, ko aš nepaminėjau, tai drąsiai rašykite komentaruose, kokie klausimai jums dar kyla ir aš pasistengsiu juos visus kuo greičiau atsakyti, tam, kad jūs pasimokytumėte iš mūsų greblių ir ant jų neliptumėt tose vietose, kuriuose dėja mes pasklydome. Kaip kad, pavyzdžiui, pernai metais Inga sugebėjo Sidės bazaro turguje, kuris tikriausiai buvo kol kas mano pats brangiausias matytas turgų turgus apskritai, nusipirkti į San Loren šalikėlį, jau nepameluoju,
20-30 eurų. Kosmosas. Kai paėjus už kampo, pamačiau 10 eurų. Perki 2 po 7. Tai va, tokia ta spalvinga mūsų patirtis apsipirkinėjant Turkiją. Kaip jau sakiau, ir pastebėjote tikriausiai žodžiu tik tai savo pirkinius, savo daiktus. Jeigu jums įdomu būtų pamatyti, ką ten pirko Gytautas, ką jis išsirinko, tiek iš tų Waikiki, iš turgų, tai be abejo irgi rašykite komentaruose, filmuką atskirai tam nefilmuosiu, bet tikrai sukursiu Gytauto Turkijos pirkinių Snapchato istorijas. Taigi, viskas, susiimu, laikas atsisveikinti, nes net nebejoju, kad šitas filmukas bus toks ilgokas. Ačiū tiems, kurie ištvėrė kartu su manimi iki pabaigos ir nepamirškite prenumeruoti, pasimatysime pirmadienį, kuomet bandysime visą šitai.